Ir vieną istoriją, va dabar kaip apie sporto klubą, apie tenisą prakalbam, atsiminiau, buvo sportavau per pietus ir mačiau senuką. Po to Rūbinį užkalbinau, 83 metai žmogui, 70 kažkelintais ar 50 kažkelintais jisai ten pradėjo sportuoti, kultūrizmą, vienas iš pradininkų, ir aš paklausiu, sakau, aš nesugebu metus nuolatos galėti eit. Sakau, kaip jūs, nesunku, nepavargstat ir taip toliau. Tai jisai realiai pasakė du dalykus. Pirmas dalykas, tai ką jisai paminėjo, buvo, kad sportas padeda tiek kūnui, tiek sielai, protui jaustis geriau likusią dieną. O antras jo dalykas man labiausiai įstrigo. Sako, jeigu žmogus dirba ir tik užsisuka ties darbu ir tik ties darbu ir pamiršta savo tą kūną ir nepasportuoja ir panašiai, tai sako, manau, labai bus sunku nugyventi savo tą gyvenimą. Nu, va, tokie žodžiai buvo iš 83 metų žmogaus, kuris jau tikrai iš praktikos turbūt, žinai, išbandęs ir supratęs.